Sveiki, brangus kanalo žiūrovai, kanalų Kvantinė magija ir Malkinės TV. Šį kartą buvau paprašytas patikslinti vieną mintį, kurią išsakiau dar metų pradžioje viename iš video, kuomet kalbėjau apie prognozes, apie Akašų kronikas, apie tai, kad valdantieji arba tas dominuojantis spiečius burbulas vampiruoja arba geria energiją iš ateities. Tai yra, jisai traukia energiją iš ateities, iš būsimų kartų, tai yra Sergejaus Lazarevo žodžiais kalbant, vampiruoja savo vaikus. Kodėl tas yra? Na, šiaip man pati ta tezė patiko kaip aksioma, kadangi, na, tai yra neginčytinas faktas. Jeigu tu esi dominuojantis spiečius, tu galvoji apie ateitį. Ir pirmiausia galvoji apie savo asmeninę ateitį, o ne apie bendruomenės, kurioje tu gyveni. Nes toje bendruomenėje, kurioje tu gyveni, tu niekada nesugebėsi, būdamas dominuojančiame spiečiu arba jo nariu, atliepti tos lūkesčius, kurie yra apačiuose. Tai yra neįmanoma. Tai visą laiką bus taip, kad dominuojantis spiečius remsi savo asmeninę nauda arba naudos principų, kadangi pats dominavimas jau yra nauda ir suteikia daug tokių privilegijų. Na, kokia valdžia būtų ne dirbanti savo, o dirbanti visiems, turbūt žemė tokios nėra. Todėl, kad pati sistema, jinai paremta pas mus, tą vadinamo, tiek rytuose, tiek vakaruose yra vienoda. Ir jinai vadinasi ochlokratija. Tai yra, kai atseit susidaro įvaizdis, kad liaudis valdo, liaudis nieko nevaldo, jie tik tai paskiriami kokie tai emisarai iš dar aukštesnių hierarchinių sluoksnių, kurie mumis visais parazituoja. Tai va šita sistema, jinai ne žemė atsirado, ne žemė sugalvota ir ne žemės jėgų yra prižiūrima ir tvarkoma. Todėl bet kokiu atveju, kai atsiranda dominuojantis spiečius, tai jisai jo vektorius, jo jėga nukreipta į save. Ir apie tai byloja ir pasakos, legendos, vieną tokį, ką tik spontaniškai prisiminiau, jūs galite tai pasižiūrėti YouTube'e, tai yra animacinis filmas, pastatytas tarybiniais laikais, kuris vadinasi Drakonas. Tai kai tik tai jaunuolis sugalvojo įveikti priespaudą, neteisybę ir nutarė, kad metas susigrumti su drakonu, tai vėžlys, kurį jis pagauna ežere, pasako, kad tas drakonas jau tavyje yra. Jisai užgimė tavyje, kai tik tai tu nusprendėjai nugalėti drakoną. Ir po to, kai tas jaunuolis arba kitas ryteris nugali drakoną, tai jisai pats tampa to drakonu. Ir pirmiausia, kai tu savyje tą drakoną nugali, tada gali nugalėti drakoną tą, kuris yra tą kaip dominuojantis spiečius, kaip Tomas Hobbesas rašė šitą įvaizdį, paminėjo kaip Leviatanas. Dabar įvairūs filosofai, dabartiniai tyrinėtojai dabarties vadina tą monstrą skaitmeniniu Leviatanu. Tai va, tai ir yra, kad ėmimas energijos iš vaikų. Na dabar pažiūrėkit. Tuos dabar dominuojančio burbulo dalyvių vaikus persikė visokios nelaimės, visokios bėdos. Ten būna įvairių situacijų, ten šeimos byra. Tai eiti į tą valdžią yra iš tikrųjų labai pavojinga. Bet ką daryti? Reikia, kad būtų normali valdžia, reikia, kad būtų normalūs žmonės. Bet pirmiausia, kai tu pasakoji apie drakoną, reikia, žengiant tą žingsnį, padaryti reviziją čia ir paprašyti savo artimųjų, draugų, pažįstamų, jeigu vyksta kažkokie likiminiai reikalai, batalijos, kad tie žmonės pasižiūrėtų į save pirmiausia, ar jie kartais nėra tas drakonas, užgimstantis naujas drakonas, nes pati situacija, žmonės pastato į tokią situaciją, kai jie tampa to dominuojančių burbulų, kad jie tampa drakonu, nori, nenori. Ir taip suformuota ta sistema, taip suformuota matrica.
Nes pirma, tie, kurie nedominuojantis nori dominavimo, tie, kurie dominuoja nori išlaikyti, vyksta kova, o iš esmės pasikeitus jėgoms tai švytinčioj deltoj, tam elite nieks iš esmės nesikeičia. Tai va tam, kad pasikeistų pirmą, reikia, kad savyje nugalėti drakoną. Ir antras dalykas, dirbti čia ir dabar, kad čia ir dabar gyvenimas žmonėms būtų geresnis, o ne kažkada ateityje, kuriant kažkokią ateities mistinę visuomenę pagal lekalus, kurie yra nuleidžiami į galvas iš tos švytinčios deltos. Tai todėl ir sakau, ir yra tokia tezė, postulatas, aksioma, kodėl valdantysis arba dominuojantis burbulas vampiruoja savo vaikus. Iš esmės, dabartinis dominuojantis burbulas, imkim plačiaja prasme, jau ne tik tai tie, kurie turi tą jėgą valdžios, bet ir tie, kurie tą jėgą aptarnauja arba tą jėgą pritarė tam, tai jie irgi tame dalyvauja, kad vampiruoja savo vaikus, ima energiją iš ateities. Tam, kad neimti energijos iš ateities, pirmiausia reikia sutelkti pastangas keisti arba gerinti gyvenimą čia ir dabar, kad jis čia ir dabar būtų normalus, o ne kažkada kitą kartą. Ir dar vienas dalykas, nugaliuoti, kas turbūt yra svarbiausia, pirmiausia padaryti reviziją viduje. O gal man iš viso neverta eiti tą kovą, nes galbūt tas žvilgsnis iš šalies duoda didesnę ramybę ir dvasinį kelią. Jo labiau, kad būnant sistemoje, tu dvasinių kelių nenueisi, arba tai tik tai bus apsimetinėjimas, kad tai ne to dvasinių kelių. Iš tikrųjų, ten jokio dvasinio kelio nėra, būnant sistemoje. Tai štai, va tokie pastebėjimai po mūsų to paskutinio susitikimo, kai mes kalbėjome apie prognozes ir aš kalbėjau apie tai, kodėl dominuojantis burbulas geria energiją iš savo vaikų, vampiruoja savo vaikus, tai yra savo ateitį. Dar vienas kitas štrichas reikalingas tam, kad šiek tiek pailiustruoti tai, ką aš ką tik pasakiau. Pati ta ochlokratija, tai yra sistema, kuria imitacija yra, kad valdo kažkas, tai iš apačios iš tikrųjų yra lėlininkai. O išrenkami durneliai tokie su ydom, ypatingai svarbu pabrėžti, kad tai žmonės yra su ydom, per kurias galima juos valdyti, tą dominuojantį burbulą po to, kai jisai yra išrenkamas. Tai štai, ir antras dalykas yra sistema arba pati teisinė institucinė bazė. Jinai sukurta taip, atkreipkite dėmesį, kad ochlokratijoje jinai sukurta taip, kad žmonės tame prispaustame burbule visą laiką siektų pažeisti įstatymą. Juk atkreipkite dėmesį, tai užprogramuota pačiame dekaloge, tai yra Mozės 10 Dievo įsakymų, kaip jie yra išversti iki dabartinės mūsų kalbos. Ką reiškia žodelis ne, nevok, nežudyk, taip toliau. Liktai visą tai atliepia ir teisinė mūsų sistema, kad negalima daryti blogų dalykų. Bet žodis negalima, vėl žodelis ne, pasąmonė to nepriima. Ir todėl pati sistema kaip tokia, jinai skatina teisės pažeidimus nuo viršutinių grandžių iki apatinių. Todėl ir sakiau ir pabrėžiau prieš tai keliose paskaitose, kad burbului, spiečiui yra svarbiau vidiniai interesai, o ne įstatymai, teisinė bazė, konstitucija, tuo labiau. Niekas nesvarbu. Jeigu yra poreikis kažkoks iš to dominuojančio burbulo daryti, arba tas poreikis nuleidžiamas iš viršaus, kažkokiu keistu būdu, ir tie dominuojančio burbulo atstovai tą bando įgyvendinti, nes jie bijo kažko tai. Tarkim, prarast pozicijas, prarast veidą, ypatingai prarast veidą. Tai tada ir gaunasi taip, kad pati ta sistema skatina juos vampiruoti. Pirmiausia, vampiruoja savo ateitį, po to vampiruoja savo dabartį. Jie patys save vampiruoja. Tai yra visiškai vampirinė sistema. Tai yra
sistema, kuri skatina pažeisti pačios savęs sukurtus dėsnius. Ir kadangi tai yra skatinimas pažeisti savęs pačios sukurtus dėsnius, juo labiau gamtos, visatos dėsnius, kurie dėsnius, tai automatiškai tai užkrauna karmą, o karma užkrauta jau trukdo energijos rautams. Jau jinai gražina į karmos pinklį, tas kilpas, jau vėl. Todėl atrodo, keistas dalykas, kalbant apie valdžią. Kodėl kiekvieną kartą išrenkant valdžią, jinai pasirodo po to bloga. Tai mes vėlgi grįžtam į tą karmos ratą. Mes nepasimokom iš tų pačių klaidų ir nepasimokom todėl, kad patikim, kad tai yra tikra, tai ochlokratija, tai yra apsimestinė valdžia. Antras dalykas, mes tiesiog darom, grubiai šnekant, veiksmą, kuris turi savo atoveiksmį. Tai yra mes grįžtam prie tų pačių scenarijų, nes mes kartuojam tuos pačius karminius veiksmus. Tai yra mes konkuruojam, mes žudom, mes bandom vienas kitą įtikinti kažkuo, tai primės savo visatos viziją, kuri man arba tau netinka, o kažkas tą nori padaryti, arba aš tą noriu primesti, kiti tam spardasi. Kitaip tariant, tai yra sudėtingi dalykai, sudėtingi procesai, kurie atsiranda dėl to, kad mes tam ochlokratijos ir netinkamos valdžios išrinkimo verpetį užstringam ir tada kartuojam tą patį ir tos pačios situacijos. Čia kaip ir bet kuriam kitam buitiniam gyvenime. Jeigu tu, tarkim, susiradai partnerį ir nepakeiti savo vidaus, iš esmės nesikeiti, tai tu iš esmės pasirinksi partnerį tokį, kokį turėjai prieš tai. Tai norint rasti normalų partnerį, tai pirmiausia reikia pasižiūrėti į vidų, save įsivalyti, įsigryninti ir tada pasistengti būti savimi, toks, koks tu esi, tokia, kokia tu esi ir tą transliuoti išorę. Tada tu surasi tikrą tą savo aš išorėje. Tai yra atspindis savęs, kuriame ir bus tos dvi vieno aš puselės. Tai yra tu surasi tą žmogų, kurio ieškai. Tai taip ir visuomenės gyvenime, tai taip ir politiniam gyvenime. Tai reikia iš to visuomeninio gyvenime stengtis kiek įmanoma daugiau išmesti melo ir apgaulis. Bet tai yra naivu tikėtis, kad tai bus, naivu tikėtis, kad tai įmanoma labai greitai pasiekti. Todėl, mano galva, mes dar ilgai suksimės tuose karmos ratuose ir pasibaigus rinkimams bus nauji rinkimai, ochlokratija tą numato, kad atsiras naujas dominuojantis burbulas, kuris nurungs prieš tai buvusi dominuojantį burbulą, jie pasikeis vietomis, vėl prasidės viskas nuo nulio, nes kažkas savyje nepamatė drakono, kažkas savyje nenorėjo nužudyti drakono. Jo labiau, kad tas drakonas turi daug galvų ir jeigu galvoji, kad vieną galvą nugalėjai, tai neatsiras kita. O kadangi tų drakonų yra, tų infernalinių apsėdimų yra, kuomet žmonės siekia dominuoti, tai natūralu, kad jie dėl to tampa pažeidžiama, be galo pažeidžiami, tada tiek iš švytinčios deltos pusės, tiek iš visatos, tiek iš kurie bus taip, kad mes vėl būsime gražinami išmokti pamokos, kurios mes prieš tai niekaip nesugebėjome išmokti ir taip toliau. Tai aš manau, kad dabar svarbu yra tas momentas, kad galbūt verta pabandyti tą ochlokratijos kelią ištaisyti, kad mes negrįžtume kartoti tų pačių scenarijų. Tai vėlgi, aš manau, kad apsimetinėti nereikia nei tiems, kurie kažkur tai balotiruojasi, kurie yra iš to nuskriaustojo burbulo, tos spiečiaus, viską dėti atviram kortom, kaip yra, be jokių diplomatinių įsisukinėjimų ir žadėti taip, kaip yra. Vat yra, jeigu ekonomikui Š, tai sakyk, kad yra Š, kad čia praktiškai nemaitinti žmonių tais pažadais, kad čia viskas bus gerai. Nieko nebus gerai.
Ir jeigu kažkas tai sako, kad vat, per kelis metus padarysiu taip ir taip, nieko jie nepadarys, nieko nepadarys. Kaip ir lygiai taip pat kaip tie du jauni žmonės, kurie susitinka, sako, o, aš ten pastatysiu namą, nupirksiu mašiną, dar kažką tai išvešiu į egzotišką kraštą. Bet atėjus laikui nieko nebus. Galbūt vieną kartą kitą, bet ne tendencija. Tai todėl vyksta taip, kodėl tas vyksta, todėl kad mes daugumą atveju apsimetinėjom ir maitinam tiek save, tiek žmonės, kurie yra aplink iliuzijomis. Tai kvietimas yra šitame etape, to reikalauja ir Akašų kronikos, tokių energijų iš mūsų reikalauja ir situacija, kad mes būtume kuo įmanoma labiau atviri vienas kitam ir kalbėtume taip, kaip yra, taip, kaip iš tikrųjų mes matom, taip, kaip mes galim liudyti, kaip mums duoda suprasti mūsų įstikinimo sistema ir pasaulėžiūra. Tai būkime pirmiausia tuo, kuo esame. Va čia yra didžiausias ir svarbiausias kvietimas šitam laikotarpiu ir tokių energijų, jeigu mes norim bent kažką per šituos metus, kurie yra, karmiški metai gal buvo, karminiai metai gal buvo 23, dabar 24 yra išėjimas iš karminių metų į naują tą ramų ciklą, tai išėjimas į to ramaus ciklo pirmąją etapą. Tai todėl ir tiek iš mano pusės, tai galbūt aš kaip replikantas tų jėgų, kurios kviečia žmonės kažką keistis iš tų dvasinių pasaulių, tai yra raginimas nusimesti kaukės, raginimas būti tokiais, kokie mes esam. Ir iš tų, kurie kažkur tai nori valdžios, irgi to paties reikalauti. Nusimeskit akinius, patys savo rožinius sakinius, nevaitykit save iliuzijomis ir reikalaukime, kad iš tų žmonių pusės, kurie kažkur tai kažką tai eina daryti, dėl valdžios, dėl kažkokių tai postų, nori tapti to dominuojančių ir jėgą turinčių burbulų, kad irgi būtų be kaukių. Jeigu tu nori daryti, būdamas dominuojančiam burbulę, blogus dalykus, tarkim, neišvengiamai reikia priimti nepopuliarius sprendimus, tai taip tiesiai šviesiai reikia ir komunikuoti, tiesiai šviesiai reikia taip sakyti, pateikti įrodymus, o neslapukauti. Dar vienas dalykas, dabar spontaniškai prisiminiau, kokių energijų galbūt reikėtų vengti, kokių būsenų reikėtų vengti, tai sutampa su pirmuoju patarimu, kad reikia atvirai viską daryti. Tai nekalbėti arba vengti tokių pažadų, nerealių pažadų, kurių tu pats negali kaip žmogus tesėti. Ir galbūt niekada tu net nepadarysi, bet tu tą sakai, norėdamas pritraukti kažkokią sėkmę. Tai, kitaip tariant, jeigu mes kalbam, kad mūsų mintis projektuoja mūsų ateitį, tai mes turime galvoti taip, nebūti per daug, neieškoti to briedžio, gal užtekti to žvirblio rankoje, šitam 24 metų etape. Nes energijos reikalauja konkretumo, aš jau tą sakiau, aiškumo, aš jau tą sausio mėnesį akcentavau, ir labai praktinių, matematinių paskaičiuotų žingsnių. Tai va, tie dalykai yra kol kas svarbiausia būtent šitam periode. Būtent šitam neišvengiamam 24 metų periode, kuris yra išėjimas iš to karminio periodo, tokio sunkaus visai žmonijai periodo, į tokį ramesnį. Bet to ramesnio periodo mes turim dar sulaukti ir jo užsitarnauti. Užsitarnauti pirmiausia savo vidiniu elgesiu, savo vidinę būseną, kuri replikuojasi išorės įvykius, žmonės ir situacijas, neišvengiamai situacijas. Tai štai, tokiamis mintimis aš norėjau papildyti savo tas pastabas ir įžvalgas, kurias aš dėsčiau sausio mėnesį, kuomet kalbėjau apie Akašų kronikas ir kokių energijų tikėtis 24 metais. Tai dar kartą dėkoju Jums už tai, kad žiūrite. Pasižiūrėkit, pasitikrinkit, ar YouTube'as neišbraukė Jūsų iš prenumeratorių sąrašų.
Jeigu išbraukė, dar kartą paspauskit. Jeigu matot, kad nepaspaudėt, prenumeruoti, paspauskit. Tai vienintelė šiuo metu tam elektroninė pasaulio valiuta, kuri vertinga. Ir taip pat galite žvilgti į mano Patreoną ir jeigu matote reikalą prisidėti prie kanalo vystymo, tai galite ten irgi ten 1-2 eurų prisidėti prie šito kanalo. Taip pat kviečiu, jau dabar tada laikas netoli, iki sausio 12 būtinai, o po to jau vėliau irgi galima bus prisijungti, tai prie mūsų komandos prisijungti, kur mes mokysimės aiškiaregystės, biolokacijos ir kitokių bioenergetiko darbo specifikos įgūdžių. Tai kviečiu į tą naują mūsų komandą ir tam kartui tiek. Ačiū Jums už dalyvavimą, už žiūrėjimą. Iki kito karto, mielieji.